Tai va, sveiki draugai, kodėl aš visos taip praėjau video? Nesuprantu. Pamenat Butomį? Sveiki atvykę į mano naują vlogą ir šiandieną mes esam Kuršėnuose. Čia yra su manim Greta Svitka, kas dauguma žinote turbūt. Tai va, su juo šiandien teko visą dieną praleisti atvirame. Su juo teko šiandien visą dieną praleisti atvirame Šiaulių rajono jaunimo centre. Tad visą veiksmą pamatysit būtent šitam vloge. Nenukrisk. Žiauriai tik tais gaila, kad aš savo kameros filmavimo negavau iki šiandien, būtent šitam vlogui. Tai vėlgi dar kartelį filmuoju, paskutinį kartą tikiuosi filmuoju su savo telefonu, o visi kiti vlogai, visa kita bus su nauja kamera. Tai va dabar laukiu, kol Tomas grįš ir mes judėsim į Kuršėnų jaunimo centrą. Na, ką nors gražaus pasakyk. Tomas. Ir bežanėlė. Čia turbūt patie, čia? Jo. Oh my god. Koks fainas. Čia turim restoratą. Važiuoja? Jo, kaip tik savaitgalį iš miškų grįžom. Geras. Norėtum Tomai praleiks tokį? Aš irgi. Palyginus su minksai važiuoja. Tai va, kaip suprato, Hebra čia po miškus važinėja, po pelkės, stovyklauja, baidarė manie ir visa kita. Žodžiu, gamtą išnaudoja kaip reikia, laisvalaikį. Yra kiemelis, tinklinio aikštelė, kur pastoviai negalim normaliai palošti tinklinio, nes bus kaimynus kamuolys. Ai, per tvorą, ar ne? Taip pat jaunimo centras turi ganėtinai daug taisyklių. Numero 1 taisyklė, kuri man labiausiai įsiminė, tai nepilnamečiai centro teritorijoje rūkyti negali. O jeigu rūkys, bus pasekmės. Sudinki su manim. Tai va, kaip jau matėte, šitoje vietoje yra be galo daug užsiėmimų. Galima žaisti ir stalo futbolą, tenisą, pūlą, čilzonoje, aš taip ją vadinu. Taip pat yra muzikos kambarys, kas moka groti pianinu, gitarą ar būgnais. Tai gali tenais laiką leisti. Taip pat yra ir džimas, kas nori truputuką pasportuoti. Ir įdomiausi dalykai, kurie mums užkliuvo, tai buvo džipukas raudonas, kurio galite varinėti bele kur, bele kaip. Nesvarbu kelias, varot visur, po miškus, po pelkės, jis viską atlaikys. O jeigu neatlaikys, tai patys ir susiremontuosit. Jo, yra ir virtuvė, kurioje galite daryti valgyti. Galite mokintis daryti valgyti. Vaikinai, čia jums yra aktualu. Nejau, pamiršau paminėti dar vieną labai įdomią veiklą, tai airsoftas. Apsirengėt kaip norit, galite nesirengti, jeigu nebijot skausmo ir varot su Hebra žaisti airsoftą. Kažkas susidomėjo, kaip galėtų prisijungti prie jūsų iš tokios veiklos? Tai mūsų centras yra atviras absoliučiai visiems jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 metų. Galima ateiti visada darbo laiku. Tai va, yra Facebookas, atviras Šiaulių rajono jaunimo centras grupė ir ten būna informacija apie veiklas artimiausias vykdamas. Ir visi gali prisijungti, ar ne? Visi, kas tik nori. Gali ateiti kiekvieną dieną visiškai neįsipareigoti, niekam
kada nori tada ateiti ir kada nori tada išeiti. Ar iš vis būna tokiuose vietose, kaip būtent šis jaunimo centras? Jeigu tai būtinai parašykite komentarus, jeigu ne, tai parašykite, ar norėtumėte čia būti. Nes aš asmeniškai viliuosi, bet jauna nežinau tokių vietų ir nesilankiau tenais. Tai va, jau grįžom į Kauną ir dabar pasiemu Denį ir susitiksim dar su Vėjavaikiu bei Jaumantu, kurie iš Druskininkų grįžo. Ir eisim pratęsti taip pat vakarėlį. Neįleidau, ne? Ką? Nieko. Ai. Atrodai puikiai, 100 metų. Davai. Vis tiek puikiai. Davai. Labas, Vėjau. Wow. Vėjas, Jaumantas, Denis. Mes esam Kauno autobusų stotyje. Koks field of view! Jaumantas valgo vištą. Aš turiu jums klausimą. Ką veikiat laisvalaikiu? Išvardinkit 3 savo mėgstamiausius dalykus, kuriuos veikiat laisvalaikiu. Atsakykit man į komentarus ir jo. Jeigu iš tikrųjų kažkas neturit ką veikti laisvalaikiu, tai aš tikrai labai siūlau ir skatinu prisijungti prie tokių jaunimo centrų arba galiausiai savanoriauti. O savanoriavimo, kaip žinot, yra įvairiausių rūšių. Jeigu norėsite daugiau informacijos, tai irgi numesiu linką po apačią description bare, po apačią video. Bet noriu paminėti, kad yra galimybė ir savanoriauti užsienyje su Erasmus Plus programa. Tai vat, kas nori pakeliauti, pamatyti kitas šalis ir tiesiog būti maladėts, tai pažiūrėkit visą šitą reikalą. Hai. Taip pat dar noriu paminėti, kad tokiam jaunimo centre nebuvau, tik aš su Butonu buvo ir kiti youtuberiai, tai jų video, jų vlogus numesiu taip pat į savo description barą, tai būtinai pažiūrėkit, pafollowinkit juos, pasubscribinkit tiksliau. Ir taip pat dar norėčiau informuoti, kad neužilgo savo Facebook paskyroje padarysiu konkursėlį tokių mielų paprastų prizų, tai būtinai sekit mane ir Facebook'e ir vis tiek, kai sukursiu postą, aš įkelsiu taip pat į description barą to posto linką, taip pat. Jei kažkas pramazysit Facebook'e, pasitikrinkit šitam video. Tai va tiek, ačiū visiems, kas žiūrėjo ir bye bye! Bye bye!